Atrask savo įgimtą potencialą. Tavo įgimtas potencialas, įgimti gabumai. Tai raktas į tavo gyvenimo laisvę, pilnatvę ir išmintį. Suprasi savo pašaukimą, gyvenimas taps mielas ir įdomus. Enigramai, 9 prigimtiniai potencialai, padės tau geriau suprasti save ir kitus. Suprasite, kodėl žmonės yra tokie skirtingi ir į tą pačią gyvenimo situaciją reaguoja skirtingai, skirtingom baimėms, skirtingais konfliktais. Kodėl tai, kas svarbu tau, visiškai nerūpi kitam? Kodėl jūsų vaikai, kuriuos auklėjot ir mylėjot vienodai, yra tokie skirtingi? Kodėl vienas vaikas traumuojasi tam tikrom toksiniam aplinkybėm, o kitas vaikas ne? Suprasite, kad žmonės nesirenka jokių scenarijų, o elgiasi nesąmoningai pagal savo įgimtą potencialą ir jo išvystymo lygį. Kad nėra nei narcizų, nei psichopatų ar dar kokių būtinai nenormalių baisių žmonių. Tai yra žmonės strese arba per ilgai strese ir žmonės dėl vienokių ar kitokių priežasčių neišvystė savo įgimtą potencialą. O svarbiausia, sužinosite savo įgimtą bazinį gabumą ir iš jo išeinančią įgimtą bazinę baimę. Suprasite, kad ir čia jokių minusų nėra, o tai yra tik privalumai. Žodis enigramai – tai 2 graikiški žodžiai. Enneagrama – 9 žinutės. Echume enneagramaki – apotheaki – 9 žinutės iš dangaus. 9 įgimti potencialai, 9 skirtingi gebėjimai. Enigramai – tai 1000 metų įvairių išminčių stebėjimo rezultatas. Paimta viskas, kas tikriausia ir svarbiausia iš krikščionybės, budizmo, muslimų, kabalos, susisteminta ir modernizuota. Iš viso yra 9 įgimti potencialai ir su vienu iš jų dominuojančių gimei tu. Jūsų įgimti gabumai – tai vieno iš tėvų slaptas troškimas. Mes gimstame su visais 9 potencialais, bet vienu dominuojančiu, vedančiu. Taip kaip mes jau gimstame su tam tikra plaukų spalva, kuri dominavo iš visų genų. Gimstame su tam tikra akių spalva, kuri taip pat dominavo iš visų genų. Gimstame su tam tikru odos tipu, kuris dominavo. Taip mes jau gimstame su vienu iš 9 dominuojančiu potencialu enigramų. Kuris potencialas dominuos, nusprendžia mūsų tėvai. Vieno iš tėvų slaptas troškimas. Vienas iš tėvų svajojo ir troško įvaldyti šį gabumą. Sužinok savo įgimtą potencialą ir vystyk jį. Tai raktas į tavo gyvenimo prasmę. Dėmesio. Visi 9 potencialai yra vienodai vertingi. Nei vienas nėra nei geresnis, nei blogesnis už kitą. Visi yra stiprus savo srityje ir vienas kitą papildo. Taip pat tiek vyras, tiek moteris gimsta su vienu iš 9 dominuojančių potencialų. Enigramas 1. Pirmukai. Reformatorius, perfekcionistas. Koncentruojasi į tai, kas teisinga. Enigramas 1. Reformatorius. Mokytojas, aktyvistas, gidas, moralistas, perfekcionistas, organizatorius. Idealistiškas, etiškas, sąžiningas. Principingas, tikslingas, save kontroliuojantis, perfekcionistiškas. Koncentruojasi į tai, kas teisinga. Jie idealistiški, etiški, sąžiningi, turi stiprų suvokimą, kas teisinga, kas ne. Tai mokytojai ir gidai, visada siekiantis ką nors pagerinti, bet bijantis padaryti klaidą. Gerai organizuoti, tvarkingi ir veržlus, siekia aukštų standartų, bet gali užstrigti perdėtame kritikavime ir perfekcionizme. Paprastai turi problemų su savo pykčio tramdymu ir nekantrumu. Jiems sunku priimti šį netobulą pasaulį ir žmonės, tokiais kokie jie yra, netobulais. Jiems norisi juos tobulinti. Kai integruoti, sveiki pirmukai yra išmintingi, išvalgus, realistiški ir kilnus. Moraliai didvyriški, viską priimantis taip, kaip yra,
be susierzinimo ir pykčio, mokantis džiaugtis. Reformatorių perfekcionistų bazinė baimė – būti blogam, korumpuotam, ydingam, sugadintam. Bazinis troškimas – būti geram, dorybingam, subalansuotam, integruotam. Superego žinutė – tu esi geras ir su tavimi viskas gerai, jei darai kas teisinga. Aš turiu misiją gyvenime, jie mėgsta sakyti. Kai integruoti, pirmukai yra etiški, patikimi, produktyvūs, išmintingi, idealistiški, sąžiningi, nuoširdūs, tvarkingi, disciplinuoti. Kai dezintegruoti, kritiški, nelankstus, dogmatiški, pernelyg rimti, kontroliuojantis, nerimastingi, pavydūs. Išvystę savo potencialą tampa išmintingi ir viską priimantis. Giliai dezintegruoti tampa smerkiantis ir baudžiantis. Pirmukai mėgsta būti organizuoti ir tvarkingi. Nemėgsta, kai taisyklės pažeidžiamos. Jos erzina gramatikos klaidos. Beveik visada ateina laiku. Gali laikyti pyktį ilgą laiką. Kai pavydi, pasidaro bailūs ir konkurencingi. Nemoka atsipalaiduoti. Viską mato kaip gerą, blogą, teisingą, neteisingą. Labai nemėgsta kritikos ir teisimą. Tiesa ir teisingumas svarbu. Kiekvieną detalę siekiantis padaryti puikiai. Košėje perfekcionistiški pirmukai nesapnuotų net baisiausiame košmare. Vėluoti pusę valandos. Palikti neplautus indus visą savaitę. Priimti vonę prieš ateinant svečiams. Vietoj to, kad dar kartą išvalyti namus. Pirmukų karjeros kryptis. Jie yra geri organizatoriai, menedžeriai, mokytojai, kaučiai, treneriai. Enigramas antras, antrukai. Globėjas, padėjėjas. Koncentruojasi į žmonių santykius. Enigramas antras, padėjėjas, globėjas. Tai altruistas, mylintis, besirūpinantis, norus tenkinantis, ypatingas draugas, patariantis, fizinius poreikius atspėjantis, tarpasmeninis, dosnus, rūpestingas, bet gali tapti per daug savininkiški. Yra empatiški, nuoširdūs ir šilti, draugiški, dosnus, pasiaukojantis, bet taip pat gali būti sentimentalūs, glostantis, pernelyg maldaujantis. Siekia būti šalia kitų ir dažnai daro paslaugas žmonėms, kad jiems jų reikėtų. Paprastai turi problemų su pasirūpinimu savimi ir suprantant savo paties poreikius. Integruoti sveiki antrukai yra neegoistiški, altruistiški, besąlygiškai myli save ir kitus. Antrukų bazinė baimė – būti nemylimam, nepageidaujamam, likti vienam savo. Bazinis troškimas – jaustis mylimu ir norimu. Superego žinutė. Tu esi geras ir su tavimi viskas gerai, jei esi mylimas kitų ir esi šalia jų. Aš rūpinuosi žmonėmis, mėgsta jie sakyti. Kai integruoti, antrukai yra mylintis, besirūpinantis, prisitaikantis, įžvalgus, dosnus, entuziastingi, orientuoti į tai, kaip žmonės jaučiasi. Kai dezintegruoti, kentėtojai, nesakantis tiesiogiai, manipuliuojantis, savininkiški, isteriški, pernelyg prisitaikantis, pernelyg demonstratyvūs, ekstravertiški. Išvystę potencialą tampa save puoselėjantis, besąlygiškai mylintis. Giliai dezintegruoti tampa save teisinantis, manipuliuojantis, auką vaidinantis. Antrukai nori, kad žmonės jaustųsi jaukiai ir ateitų patarimą. Santykiai yra svarbiausia nei kas kita. Turi problemų paprašyti, ko jiems reikia. Geriau jaučiasi duodami nei gaudami. Dirba sunkiai, kad nugalėti visas kliūtis santykiuose. Stengiasi būti jautrus. Kai yra vieni, žino, ko nori. Kai tarp žmonių nėra tikri. Jiems svarbu, kad svečiai jaustųsi gerai. Stebėti nusikaltimus ir kenčiančius žmonės per televiziją yra nepakenčiama. Kartais fiziškai ir psichiškai pavargsta besirūpindami visais. Mėgsta būti su stipriais ir svarbiais žmonėmis. Gali viską perdėti ir būti pernelyg emocionalūs. Košėje besąlygiškai mylintys antrukai
net baisiausiame košmare nesapnuotų. Nepasimti namo vargšo kačiuko, kurį rado lauke. Priimti komplimentus su paprastu ačiū, be paaiškinimų, kodėl jie taip to nenusipelnė. Neatsilyginti draugams už tai, jei ką gero jie padarė. Antrukų tinkamos karjeros kryptis. Dirbti su žmonėmis, padėjimo sferose, paslaugų sferose, sveikatos apsaugoje, pardavėjai, sekretoriai, asistentai, dekoratoriai, drabužių patarėjai, motyvuoti lektoriai. Enigramas 3. Trečiukai. Aukštuvų siekėjas, rolės atlikėjas. Koncentruojasi į sėkmę ir pasiekimus. Enigramas 3. Aukštumų siekėjas, rolės atlikėjas, sėkmingas, produktyvus, motivatorius, komunikatorius, statuso ieškotojas, geriausias, sėkmės siekiantis, modelį įkūnijantis, komunikatorius, į sėkmę orientuotas, pragmatiškas, prisitaikantis, tobulas, į įvaizdį susikoncentravęs, darboholikas. Prisitaikantis, į sėkmę orientuoti, pasitikintis, patrauklus ir gerintis, ambicingi, kompetentingi, energingi. Taip pat gali tapti į situaciją orientuoti ir pernelyg siekiantis asmeninių pasiekimų. Trečiukai dažnai susirūpinę savo imidžu ir tuo, ką kiti galvoja apie juos. Turi problemų su darboholizmu ir konkuravimu. Sveiki trečiukai yra save priimantis, autentiški ir viskas, ko jie yra. Tai pavyzdžiai, kurie įkvepia kitus. Trečiukai – bazinė baimė. Būti be vertės, nevertingam, be pasiekimų. Bazinis troškimas – jaustis vertingų, priimtų, geidžiamų. Super ego žinutė – tu esi geras ir su tavimi viskas gerai. Jei esi sėkmingas ir visi galvoja apie tave gerai. Jei aš sunkiai dirbsiu, aš žinau, galiu tai padaryti, sako jie. Kai integruoti – optimistiški, pasitikintis, darbštus, produktyvus, siekiantis, energingi, praktiški. Kai dezintegruoti – apgaulingi, narcistiški, pretenzingi, tušti, paviršutiniški, kerštingi, pernelyg konkurencingi. Išvystę potencialą tampa autentiški, vidų jausmus išvystę. Giliai dezintegruoti tampa negailestingi, kitus naikinantis. Trečiukai beveik visada užsiėmę. Jie daro darbų sąrašą net savo patiems. Nepyksta, jei kas paprašo viršvalandžių. Optimistiški. Daro viską, kad padaryti darbą. Nemėgsta daug kalbėti apie asmeninį gyvenimą. Stengiasi, kad sveikatos nesklandumai netrukdytų atlikti darbų. Nemėgsta, kai darbai neatliekami. Teikia darbui pirmenybę. Nesupranta žmonių, kurie nuobodžiauja. Sunku susijungti su savo jausmais. Mėgsta identifikuoti save su svarbiais žmonėm ar grupėm. Finansinis saugumas labai svarbu. Stengiasi pristatyti save gerai, sudaryti gerą pirmą įspūdį. Kogi šie kerintis ir sėkmingi trečiukai nesapnuotų net baisiausiame košmare. Neplanuoti darbotvarkės savaitei. Nieko nepasakyti apie savo pasiekimus klasiokų susitikime. Susilaikyti nuo viliojančios akių technikos, kai žmogus jiems įdomus. Neatmesti susitikimo, jei jis vyksta neefektyviai, be ateities. Trečiukų karjeros kryptis. Trečiukai yra darboholikai į tikslą orientuoti ir labai ryžtingi. Jiems tinka valdymas, lyderiai, biznėje, teisėje, bankuose, politikoje, buvime publikoje, veido įvaizdžio kūrėjai, profesionalai. Enigramas 4. Ketvirtukai. Individualistas, menininkas. Vertina individualumą, kūrybingumą ir grožį. Ketvirtukai. Individualistas, jautrusis, menininkas, romantikas, melancholikas, estetas, tragiška auka, išskirtinis. Užsidaręs, išraiškingas, dramatiškas, temperamentingas, save tyrintis. Tai romantiški, į save žiūrintis, ketvirtukai yra savęs sąmoningi, jautrus, santūrus ir tylus. Save atskleidžiantis, emociškai sąžiningi, asmeniški,
taip pat gali būti be nuotaikos, į save susikoncentravę, sulaikantis save nuo kitų, nes jaučiasi pažeidžiami ir ydingi, gali jaustis paniekinti ir atsiriboti nuo kasdienio tradicinio gyvenimo. Jie turi problemų su savęs patenkinimu ir savęs gailėjimu. 4 bazinė baimė – neturėti identiteto, asmeninės reikšmės, asmenybės. Bazinis troškimas – rasti save ir savo reikšmę, sukurti asmenybę iš savo vidinių pergyvenimų. Superego žinutė – tu esi geras ir su tavimi viskas gerai, jei esi autonominis, tikras tu, sąžiningas sau. Geriau patirti gilų sielvartą, nei vaikytis paviršutiniškų malonumų, sako jie. Kai integruoti, šilti, gailestingi, savistabūs, išraiškingi, kūrybingi, intuityvūs, palaikantis, rafinuoti. Kai dezintegruoti, depresyvūs, į save susikoncentravę, apimti kaltės, morališki, užsidarę, užsispyrę, be nuotaikos, tik save tyrinėjantis. Išvystę potencialą tampa kūrybingi, gyvenimą priimantis. Giliai dezintegruoti tampa beviltiški, gyvenimą neigiantis savižudžiai. 4. Būti suprastam jiems labai svarbu. Į gyvenimą žiūri skirtingų požiūrių. Kai depresuoti, gali būti neveiklus. Valandas, dienas, savaitės. Kritika žeidžia juos iki širdies gelmių. Emocionaliai susijaudina, kai skaito blogas naujienas. Lengvai pravirksta. Grožis, meilė, liūdesys, gailestis, skausmas giliai paliečia juos. Jų melankoliškos nuotaikos jiems yra labai svarbios. Ne visada gali norėti iš jų išeiti. Ilgisi to, ką turi ar sugeba kiti. Linkę gyventi praeityje ar ateityje. Intuicija yra labai svarbu. Nemėgsta nenuoširdumo, netikrumo. Labiau fokusuojasi į tai, kas su jais negerai, nei kas gerai. Kai žmonės sako, ką daryti, dažnai daro viską antraip. Ko šie jautrus romantikai net baisiausiame košmare nesapnuotų? Dekoruoti namus rožinė spalva – niekada. Nueiti į restoraną su sintetiniu kostiumu ir užsisakyti sumuštinį. Nupiešti peizažą vien tam, kad pakabinti virš sofos – niekada. 4 karjeros kryptis. Šiems jautruoliams tinka menas, muzika, šokiai, novelės, žurnalistika, mokymai, psichologai, smulkus asmeninis verslas. Enigramas 5. 5. Mąstytojas, tyrinėtojas. Vertina žinias ir informaciją. Enigramas 5. Mąstytojas, tyrinėtojas, inovatorius, stebėtojas, specialistas. Radikalas, ekspertas, intelektualas, analitikas, įžvalgus, smegenų tipas, slaptas, izoliuotas. Budrus, įžvalgus, smalsus, gali susikoncentruoti ir sutelkti dėmesį į sudėtingų idėjų kūrimą ir įgūdžius. Nepriklausomi ir inovatoriški, gali tapti susirūpinę savo idėjomis ir įsivaizduojamom konstrukcijom. Jie tampa atsiriboję, stiprus, intensyviai tyrinėjantis, kuriantis sudėtingas technologijas. Paprastai turi problemų su izoliacija, ekscentriškumu ir nihilizmu. Sveiki 5 yra vizionieriai, pionieriai, dažnai lenkiantys savo laiką, galintys pamatyti pasaulį visiškai naujų būdų. 5 bazinė baimė – būti nenaudingam, nekompetentingam, nepajėgiam, užblokuotam. Bazinis troškimas – būti pajėgiam ir kompetentingam. Superego žinutė. Tu esi geras ir su tavimi viskas gerai, jei tu įvaldei ką nors. Kas čia vyksta? O ką jei mes pabandysim tai kitų būdų, sako jie. Kai integruoti. Analitiški, ištvermingi, jautrus, išmintingi, objektyvūs, perspektyvūs, savarankiški. Kai dezintegruoti. Intelektualiai arogantiški, šykštus, užsispyrę, laikantis atstumo, kritiški kitiems, nepasitikintis, negatyvūs. Išvystę potencialą tampa vizionieriai, gyvenime dalyvaujantis. Giliai dezintegruoti tampa save naikinantis, savo užmaršties ieškantis. 5. Mokosi stebėdami ir skaitydami. Sunku išreikšti jausmus. Pasimeta savo interesuose ir gali būti ten valandas. Savo jausmus geriau supranta ir išgyvena, kai yra vieni.
Kartais jaučiasi kalti, kad nėra pakankamai malonus. Triukšmingi žmonės įžeidžia juos. Konfrontacija yra beskonė jiems. Aplinkiniai mano, kad jie negatyvūs, ciniški ir įtarūs. Nemėgsta socialinių įvykių. Geriau bus vieni ar su draugais, nei eis į tos socialinius įvykius. Kartais jaučiasi kuklus ir nepatogus. Pavargsta, kai reikia būti tarp žmonių per ilgai. Nesidomi materialiais malonumais. Elgtis ramiai daro juos stipresniais. Kogi šie inovatoriai ir vizionieriai, penktukai, nesapnuotų net baisiausiame košmare? Surengti didelį vakarėlį. Niekada. Būti pardavėjų parduotuvėje, o siaubas. Vadinti savo augalus sode kasdieniškais vardais, o ne tikrais lotyniškais. Penktukų karjeros kryptis, žinoma, moksle, technikoje, intelektualinėje veikloje. Stiprus analitikai, problemų sprendėjai, patarėjai, rašytojai, mėgsta dirbti vieni. Nepriklausomi mąstytojai, inovacijų pionieriai. Enigramas 6. Šeštukai. Lojalusis, abejojantis, nori saugumo ir jaustis saugiai dėl ateities. Enigramas 6. Lojalusis, saugotojas, nuoširdžiai tikintysis, klausiantis, problemų sprendėjas, tradicijų puoselėtojas, tvirtas, ištikimas, įsipareigojęs, į saugumą orientuotas, atsakingas, nerimastingas, įtarus, abejojantis. Ištikimas, įsipareigojęs, darbštus, atsakingas. Taip pat gali būti besiginantis, išsisukinėjantis ir labai nerimaujantis, stresuojantis, besiskundžiantis. Šeštukai yra atsargus ir neryžtingi. Taip pat gali būti reaguojantis ir maištingi. Paprastai turi problemų su savęs abejojimu ir įtarinėjimu. Sveiki šeštukai yra viduje stabilus, pasitikintis, drąsiai palaikantis ir silpnus ir stiprius. Šeštukų bazinė baimė. Likti be paramos ir gido. Bijo, kad negalės išgyventi vienas be paramos. Bazinis troškimas – rasti saugumą ir palaikymą. Superego žinutė, ką jiems šnipžda velniukas. Tu esi geras ir su tavimi viskas gerai, jei darai tai, ko iš tavęs tikisi. Žmogus, kuris nepasitikė savimi, negali pasitikėti kitus, sako jie. Kai integruoti, lojalūs, simpatiški, rūpestingi, šilti, užjaučiantis, šmaikštus, praktiški, padedantis, atsakingi. Kai dezintegruoti, hiperneramus, kontroliuojantis, nenuspėjami, teisiantis, paranoiški, save ginantis, rigidiški, nekantrus, save išduodantis, savimi nepasitikintis, kitus testuojantis. Išvystę potencialą tampa savarankiški, drąsūs, giliai dezintegruoti tampa paranoiški, save žeminantis, save naikinantis. Šeštukai yra nervingi prieš autoritarinius asmenis, dažnai abejoja viskuo, nori žinoti tikslius nurodymus ir kur jie stovi. Visada ieško pavojų. Priima viską per daug rimtai. Visada klausia savęs, kas čia gali būti blogai. Kritiką priima kaip ataką. Nerimauja, ką partneris galvoja. Gali būti labai sunkiai dirbantis. Aplinkiniai mano, kad jie lojalūs, palaikantis ir atjaučiantis. Turi gerą humoro jausmą. Gali arba labai vadovautis taisyklėmis, arba išvis jas laužyti. Santykiuose, kai jaučiasi nesaugus, gali būti testuojantis ir nerimaujantis. Gali pasinerti stačia galva į pavojingą situaciją. Mėgsta nuspėjamumą, abejoja savo sėkme, nemėgsta žmonių pretenzijų. Nerimas, baimė, nepasitikėjimas jos lydi. Ko šie lojalieji šeštukai nesapnuotų net baisiausiame košmare? Girdėti balsą vidurio nakties ir manyti, kad tai katinas, o ne plėšikai. Neklausi draugų patarimų, kai keičia darbą ar karjerą. Eiti pas gydytoją ir nepaklausti nors vieno klausimo apie jo kompetenciją. Šeštukų karjeros kryptis. Jiems tinka visur, kur jiems patinka. Teisėtvarka, kariuomenė, mėgsta būti sistemos dalimi, komandos darbuotojai.
Kartais gali tapti ir savarankiški darbuotojai. Enigramas 7. Septintukai. Entuziastas, nuotykių ieškotojas. Nori turėti daug pasirinkimų ir džiaugsmo. Enigramas 7. Entuziastas. Apibendrintojas, kelių užduočių vykdytojas, wunderkindas, diletantas, energizatorius, linksmintojas, žinovas, optimistas, užsiėmęs, linksmas, spontaniškas, išsibarstęs, universalus, nuotykių ieškotojas, įvairiapusis. Užimtas produktyvus tipas, universalūs, optimistiški, spontaniški, žaismingi, aukštos dvasios, praktiški. Taip pat gali būti per daug ištęsti ir išsibarstę ir nedisciplinuoti. Jie nuolat ieško naujų ir įdomių potyrių ir gali tapti išsekę, išsikvėpę, ištisai taip duodamėsi. Paprastai turi problemų su paviršutiniškumu ir impulsyvumu. Kai yra sveiki, septintukai susikoncentruoja savo talentus į vertingus tikslus. Tampa džiaugsmingi, daug pasiekiantis ir dėkingi. Septintukų bazinė baimė. Būti įstrigusiam ar skausme. Bazinis troškimas. Būti laimingam, rasti pilnatvę. Superego žinutė. Tu esi geras ir su tavimi viskas gerai, jei gausi, ko tau reikia. Aš dar nežinau, ko noriu būti, kai užaugsiu, jie mėgsta sakyti. Kai integruoti, linksmi, spontaniški, vaizduotę turintis, produktyvūs, entuziastingi, greiti, pasitikintis, žavūs, smalsūs. Kai dezintegruoti, narcistiški, impulsyvūs, negalinti susikaupti, maištaujantis, nedisciplinuoti, savininkiški, maniakiški, save naikinantis, pavargę, išsekę. Išvystę potencialą tampa linksmi, realistiški, produktyvūs. Giliai dezintegruoti tampa išsekę, paralyžuoti. Septintukai. Mėgaujasi gyvenimu, yra laisvi ir optimistiški. Nemėgsta įsipareigojimų. Užimtas, energingas, jiems retai nuobodu. Jei jie palikti daryti, ką nori. Dažnai rizikuoja žodžiais ar fiziškai. Nėra vieno dalyko ekspertai, bet gali daryti daug dalykų. Jie juda nuo vieno dalyko prie kito. Greitai atsitiesiantis nuo praradimų. Jie mėgsta save ir elgiasi gerai su savimi. Jie mėgsta žmonės ir žmonės mėgsta juos. Paprastai gauna tai, ko nori. Vertina greitą sąmojį. Idealistinis tipas nori prisidėti ko nors prie pasaulio. Mėgsta laisvę ir nepriklausomybę. Lengvi grupėse tarp žmonių. Kai žmonės nelaimingi, stengiasi juos pralinksminti. Mėgsta keliauti ir įspūdžius. Kokių nuotykių nesapnuotų šie nuotaikingi septintukai net baisiausiame košmare. Suplanuoti savaitę ir viską daryti pagal planą. Niekada. Praleisti 6 mėnesius medituojant, o siaube. Pasakoti istoriją nepagražinus. Kokia karjera tinka šiems nuotykių ieškotojams septintukams? Septintukai dažnai turi kelias karjeras arba darbą, kur keliauja daug. Arba mėgsta dirbti lauke. Nemėgsta pasikartojančių rutininių darbų, peilis. Mėgsta iššūkius ir greitai veikia netikėtose situacijose. Nuotykiai ir įvairovė. Enigramas 8. Aštuntukai. Varžovas, iššūkių mėgėjas. Nori kontroliuoti aplinką. Enigramas 8. Varžovas. Iššūkių mėgėjas, dominuojantis, galingas, apsaugotojas, tiekėjas, verslininkas, uola. Išprotėjęs, kovotojas, savimi pasitikintis, ryžtingas, valingas, kontroliuojantis, diktatorius, išprotėjęs, galingas, dominuojantis tipas. Aštuntukai yra savimi pasitikintis, stiprus, atkaklus, apsaugantis, resursų daug turintis vidinės jėgos, ryžtingi, bet gali būti išdidus ir pernelyg valdingi ir kontroliuojantis. Aštuntukai jaučia, kad turi kontroliuoti aplinką. Tokie kontroliuojantis, bauginantis gali tapti. Paprastai turi problemų su jautrumu. Neprisileidžia kitų arti, bijo pasirodyti silpnais. Sveiki aštuntukai yra save ugdantis, valdantis, naudojantis savo stiprybę ir galią kitiems, padedantis jiems taip pat tapti stipriems ir nepriklausomiems. Tampa herojais. Aštuntukų bazinė baimė.
būti sužalotam ar kontroliuojamam kitų. Bazinis troškimas – apsaugoti save, valdyti savo gyvenimą. Superego žinutė – tu esi geras ir su tavimi viskas gerai, jei tu esi stiprus ir kontroliuoji situaciją. Aš esu savo gyvenimo meistras, sako jie. Kai integruoti, tiesiai kalbantis, autoritetingi, lojalūs, energingi, žemiški, apsaugantis, savimi pasitikintis, kai dezintegruojanti, kontroliuojantis, maištaujantis, nejautrus, dominuojantis, skeptiški, agresyvūs, į save orientuoti. Išvystę potencialą tampa herojiški, stiprus, jautrus. Giliai dezintegruoti tampa diktatoriai, sociopatai, megalomaniakai. Aštuntukai gali būti agresyvūs ir ryžtingi, kai reikia tokiais būti. Negali pakęsti, kai yra manipuliuojami ar išnaudojami. Vertina tiesumą ir nuoširdumą. Sudeda visas savo kortas ant stalo. Gerbia žmonės, kurie moka pastovėti už save. Padarys bet ką, kai reikia apsaugoti tuos, kuriuos myli. Kovos už tai, kas teisinga. Palaiko priešininkus. Daryti sprendimus nėra sunku. Nepriklausomybė ir savęs išlaikymas yra svarbu. Persivalgo maistu ar vaistais. Kai kurie žmonės įsižeidžia nuo jų atvirumo. Kai eina į naują grupę, iškart supranta, kas čia galingiausias. Dirba sunkiai ir žino, kaip padaryti darbus, mėgsta įspūdžius ir stimuliaciją. Yra mylintis, kai tikrai pasitiki. Nepatinka per daug gražbiliaujantis ir apsimetantis žmonės. Košie galingieji ir drąsieji aštuntukai nesapnuotų net baisiausiame košmare. Žaisti tenisą su draugais ir nesistengti laimėti. Pasakyti kam nors gerai, darysiu tavo būdu. Atsitraukti nuo prezidento pareigų, nes kažkas mano, kad kitas gali padaryti geriau. Aštuntukų karjeros kryptis. Aštuntukai ima iniciatyvą, kad eiti tolyn. Nori būti atsakingi. Dažnai save įdarbina, nes nori patys priimti sprendimus. Turi stiprų poreikį finansiniam saugumui. Dažnai būna įmonių įkūrėjai, vadovai, advokatai, lyderiai, sportininkai. Nori veiklų, kad priimti atsakomybę ir spręsti sunkias problemas. Ir enigramas 9. Devintukai. Taikdarys, mediumas. Vertina taiką ir harmoniją. Enigramas 9. Taikdarys, mediumas, gydytojas, optimistas, sutaikytojas, komforto suteikėjas, utopijos kūrėjas, diplomatiškas, lengvai bendraujantis, atsipalaidavęs, imlus, raminantis, malonus, flegmatiškas. Devintukai yra priimantis, pasitikintis, stabilus, geros sielos, geros širdies, lengvai sutariantis, palaikantis. Dėl taikos ir ramybės jie nori, kad viskas būtų be konfliktų. Devintukai linkę būti patenkintais, kad minimizuoti viską, kas erzina ir nepatogu. Devintukai paprastai turi problemų su pasyvumu ir užsispyrimu. Sveiki devintukai yra visapusiški, viską apimantis, galintis sujungti ir suburti žmonės kartu ir spręsti konfliktus. Devintukų bazinė baimė – prarasti ryšį, susiskaldyti. Bazinis troškimas – palaikyti vidinį stabilumą ir taiką. Superego žinutė. Tu esi geras ir su tavimi viskas gerai, jei visi aplink tave jaučiasi gerai. Aš einu su srautu, sako jie. Kai integruoti, malonus, taikus, dosnus, kantrus, priimantis, diplomatiški, atviri, empatiški. Kai dezintegruoti, užsisvajoja, pamirštantis, užsispyrę, apsėsti, apatiški, pasyviai agresyvūs, teisiantis, nepasitikintis. Išvystę potencialą tampa savarankiški, įsitraukia į gyvenimą. Giliai dezintegruoti tampa savęs atsisakę, dingę. Devintukai dažnai jaučiasi susijungę su žmonėmis ir gamta. Rinktis jiems gali būti sunku, nes gali pamatyti visus pliusus ir minusus visuose pasirinkimuose. Kiti mato juos kaip taikius, bet viduje jie gali nerimauti. Vietoj to, kad daryti ką turi, gali daryti mažus nereikalingus darbus. Kai susiduria su nemalonė problema, viduje mano, ką nors malonaus. Geriau šalinasi nuo nesutarimų, kad nekonfrontuoti. Jei neturi rutinos, tai nieko ir nepadaro.
Mėgsta būti ramus ir neskubėti. Kai žmonės pradeda įsakinėti, kontroliuoti, pasidaro užsispyrę. Nori turėti laiko dienoje, kur gali atsipalaiduoti. Džiaugiasi, kai leidžia laiką kartu su partneriu ar draugais. Palaikantis ir harmoningi santykiai labai svarbus. Mėgsta išklausyti ir palaikyti. Kartais sunku pradėti ką nors, ką jau reikia pradėti ir nori pradėti. Ko šie taikūs devintukai nesapnuotų net baisiausiame košmare? Klausyti, kai partneris ką nors liepia grubiai. Vesti agresyvų pokalbį ir provokuoti. Kelti šurmulį susitikime. Paskelbti visiems, kad jie pikti ir dėl ko. Devintukų karjeros kryptis. Devintukai yra geri klausytojai, objektyvūs, mediatoriai, diplomatai, padėjimo sferose, karinėme bloke, civilinėje tarnyboje, biurokratinėje sistemoje. Kokiais mes tampame, kai žydime, kai gyvename pagal savo prigimtį, vystome savo potencialą ir kuom mes įkvepiame kitus, kuom papildome kitus. Kuo tampa kiekvienas enigramas ir kuo įkvepia kitus enigramus, kai išvysto savo potencialą ir tampa sveiki, žydintis. Pirmukai. Pirmukai mus moko gyventi aukštesniam tikslui, būti išmintingu ir išvalgiu. Antrukai mus moko puoselėti save ir kitus, būti geru sau ir užjausti kitus. Trečiukai mus moko tobulinti save ir būti pavyzdžiu kitiems, mėgautis savo egzistavimu ir gerbti bei vertinti kitus. Ketvirtukai mus moko paleisti praeitį ir atsinaujinti, atleisti ir naudoti šias patirtis augimui ir atsinaujinimui. Penktukai mus moko stebėti save ir kitus, be teisimo ir lūkesčių. Šeštukai mus moko tikėti savimi ir pasitikėti gyvenimu, būti drąsiu ir priimti visus gyvenimo iššūkius. Septintukai mus moko džiaugsmingai švęsti egzistavimą ir dalintis laimę, būti laimingu. Tai praturtina jūsų patirtis. Aštuntukai mus moko pastovėti už save, ginti tai, kuo tiki, būti stipriam ir galinčiam paveikti pasaulį gerais tikslais. Devintukai mus moko įnešti taiką, išgijimą, būti neišsemiamu, ramybės, priėmimo, gerumo pasaulyje šaltiniu. Kai mes klausome savęs, priimame save, vystome savo prigimtį, gabumus ir potencialą, mes integruojamės ir padedame vystytis, integruotis ir kitiems, papildome vienas kitą, augome ir tobulėjame, bet taip pat mes viską galime daryti atvirkščiai. Neigti save savo prigimtį, dezintegruoti, pradėti kenkti savo ir kitiems. Kokią bazinę įgimtą nuodėmę reikia nugalėti kiekvienam enigramui, į kurią jis įkrenta, kai dezintegruoja? 9 aistros nuodėmės. Pirmukų nuodėmė pyktis. Tai tiksliau pasipiktinimas, įniršis. Pyktis kaip toks nėra problema, bet pirmukuose pyktis yra nuolat slopinamas ir jie yra nuolatinėje frustracijoje ir nepasitenkinime, savimi ir pasauliu. Antrukų nuodėmė garbė, tai reiškia nesugebėjimą ar nenorą pripažinti savo kančias. Antrukai neigia daugelį savo poreikių, bandant padėti kitiems. Ši nuodėmė taip pat gali būti paaiškinama kaip niekšiškas pasididžiavimas savo dorybę. Trečiukų nuodėmė apgaulė. Trečiukai, kai dezintegruoja, pradeda apgaudinėti kitus, bet iš tikrųjų jie apgaudinėja patį save. Manant, kad esi tik tu, ego ir tu. Kai mes to tikime, mes stengiamės ugdyti savo ego, o ne tikrą save. Taip pat ši nuodėmė vadinama tuštybė. Tai bandymas padaryti vertingų ego, o ne tikrą savo dvasią. Ketvirtukų nuodėmė pavydas. Tai jausmas, kad nėra kažkokio bazinio pagrindo, neturėjimas kažko, ką turi kiti.
Ketvirtukai jaučiasi lyg neturėtų kažkokių savybių, kokias turi kiti. Jie ilgisi to, ko neturi ir pamiršta daug nuostabių savybių, kurias turi ir kitus palaiminimus jų gyvenime. Penktukų nuodėmė – gobšumas. Penktukai jaučia, kad pas juos riboti vidiniai resursai ir kad per didelis energijos apsikeitimas su kitais nuves į katastrofišką išsekimą. Šis jausmas verčia penktukus atsiriboti nuo pasaulio. Taip jie nešvaisto savo resursų, nes gobšumas tai energijoje, davime energijos. Taip minimizuoja savo poreikius, kad galėtų savo ramiai atradinėti savo atradimus ten savo uoloje įsilindę. Šeštukų nuodėmė – baimė. Šį jausmą geriau pavadinti nerimu, nes nerimas mus verčia bijoti dalykų, kurie dar su mumis neatsitiko. Šeštukai vaikšto aplink nuolatos nerimaudami dėl galimų ateities scenarijų. Septintukų nuodėmė – besotystė, apsirijimas. Tai nepasotinamas noras pasipildyti save patyrimais. Septintukai bando nugalėti tuštumos jausmą viduje, siekdami įvairių pozityvių stimuliuojančių idėjų ir veiklų, bet jie niekaip negali pajusti soties. Aštuntukų nuodėmė – geismas. Tai ne tik seksualinis geismas. Jie geidžia intensyvumo, aplinkos kontrolės ir savęs išplėtimo. Ši aistra verčia aštuntukus stumti viską gyvenime, sąmoningai tvirtinti save. Devintukų nuodėmė – tingėjimas. Tai nereiškia paprastą tingėjimą. Devintukai gali būti visiškai aktyvūs ir daug pasiekę. Tai reiškia troškimą būti nepaveiktam gyvenimo. Tai nenoras pilnai įsitraukti į gyvenimą. Taip pat kiekvienas enigramas turi įgimtus troškimus, kuriuos reikia išmokti kontroliuoti, kad jie nepradėtų kenkti. Enigramų pagrindiniai troškimai ir jų išlygos. Pirmukai. Troškimas integruotis veda į kritinį perfekcionizmą. Antrukai. Troškimas būti mylimam veda į poreikį būti reikalingu. Trečiukai. Troškimas būti vertingam veda į sėkmės vaikymasi. Ketvirtukai. Troškimas būti savimi veda į apsileidimą. Penktukai. Troškimas būti kompetentingu veda į nenaudingą specializaciją. Šeštukai. Troškimas būti saugiam veda į fanatizmą, tikėjimą ir įsitikinimą. Septintukai. Troškimas būti laimingam veda į staigų pabėgimą. Aštuntukai. Troškimas apsaugoti save veda į nuolatinę kovą. Devintukai. Troškimas būti ramybėje veda į užsispyrusi aplaidumą. Su kokiom nesąmoningom įgimtom žinutėm susiduria kiekvienas enigramas jau vaikystėje ir kaip jiems padėti. Pirmukai nuo vaikystės girdi, nėra gerai daryti klaidas. Jiems reikia parodyti, kad tu esi geras. Antrukai nuo vaikystės girdi, nėra gerai turėti savo poreikių. Jiems reikia parodyti, kad tu esi norimas. Trečiukai nuo vaikystės girdi, nėra gerai jausti savo jausmus ir turėti identitetą. Jiems reikia parodyti, kad tu esi mylimas už tai, koks esi. Ketvirtukai nuo vaikystės girdi, nėra gerai būti per daug laimingam. Jiems reikia parodyti, kad tu esi priimamas už tai, koks esi. Penktukai nuo vaikystės girdi, nėra gerai gyventi per daug patogiai pasaulyje. Jiems reikia parodyti, kad tavo poreikiai nėra problema. Šeštukai nuo vaikystės girdi, nėra gerai pasitikėti, tikėti savimi. Jiems reikia parodyti, kad tu esi saugus. Gerai yra pasitikėti savimi. Septintukai nuo vaikystės girdi, nėra gerai priklausyti nuo ko nors dėl ko nors. Jiems reikia parodyti, kad tavimi bus pasirūpinta, kas bebūtų. Aštuntukai nuo vaikystės girdi, nėra gerai būti pažeidžiamu ar pasitikėti kitais. Jiems reikia parodyti, kad tu nebūsi išduotas. Devintukai nuo vaikystės girdi, nėra gerai išskirti save. Jiems reikia pademonstruoti, kad tavo buvimas yra svarbus. Taip pat kiekvienas enigramas turi savo bazinę emociją,
kurią jis turi įveikti ir išmokti kontroliuoti. 8, 9 ir 1 enigramai – tai instinktų triada. Jie yra susirūpinę atsparumu ir aplinkos kontrolę, turi problemų su agresija ir represija, siekia autonomijos, jausmas viduje pyktis. 8 – pyktis į išorę, 9 – pyktis į save ir į išorę, 1 – pyktį koncentruoja į save. Jausmų triada. 2, 3, 4. Šie enigramai susirūpinę meilę ir įvaizdžiu, turi problemų su tapatybė ir priešiškumu, siekia dėmesio. Jausmas viduje gėda. 2 – įvaizdis į išorę, 3 – įvaizdis į save ir išorę, 4 – koncentruojasi visą įvaizdį į save. Galvojimo triada. Tai 5, 6 ir 7 enigramai. Susirūpinę strategijom ir įsitikinimais. Turi problemų su nesaugumu ir nerimu. Siekia saugumą. Jausmas viduje baimė. 5 – baimės reakcijos į vidų. 6 – baimės reakcijos į vidų ir išorę. 7 – visą baimę koncentruoja į išorę. Na, o harmonijos grupės jums pasufleruos, kokioj srity jūs esate asas, išradėjas, problemų sprendėjas, o kokią sritį geriau palikti kitiems enigramams. Kompetencijos grupė. Tai 3, 1 ir 5. Atsijungia nuo jausmų ir sprendžia problemas logiškai. 3. Tam yra efektyvus sprendimas, tik reikia dirbti. 1. Aš tikiu, kad galime tai išspręsti tinkamai kaip suaugę žmonės. 5. Čia yra daug paslėptų niuansų. Leiskit viską išnagrinėti. Pozityvaus požiūrio grupė. Jie nukreipti į dangų. Jie labai gerai mato galimybės. Tai idėjų generatoriai. Bet nepatikėkite jiems žemiškų skausmingų problemų. Nes 9. Kokia problema? Nematau, kad čia yra problema. 2. Turi problemą? Aš čia tau, kad padėčiau. 7. Gal ir yra problema, bet man viskas gerai. Taigi ši grupė neigia, kad turi problemų. Emociškai reaguojanti grupė. 6, 4 ir 8. Sureaguoja greitai, bet emociškai. 6. Aš jaučiuosi spaudžiamas, man reikia išleisti garą. 4. Aš jaučiuosi skaudintas ir man reikia save išreikšti. 8. Aš esu labai piktas, dėl to ir tu išgirsi, kaip stipriai aš piktas. Na ir dar viena triadų grupė, kuri padės jums geriau suprasti save, jei dar net pažinote, kuris enigramas esate. Ką mano ir daro kiekvienas enigramas, įeidamas į patalpą pilną žmonių. Suderinamųjų triada – tai 1, 2 ir 6. Šie enigramai nori būti naudingi žmonėms. Taigi, 1 įėjęs į patalpą, sako, čia yra taip apleista, jei aš būčiau atsakingas, būtų tvarka. 2 įeina, vargšai žmonės, jiems reikia mano pagalbos. 6 įeina, aš esu geresnis nei ir pradeda lyginti save su kitais. Intravertų triada – tai 9, 4 ir 5. Jie mėgsta būti toliau nuo žmonių, savo viduje. Kai 9 įeina, jis susikoncentruoja į save, savo vidinę nerūpestingą šventovę. 4, kai įeina, į patalpą pilną žmonių, pasineria į romantišką ir idealų save. 5, kai įeina, į patalpą pilną žmonių, pasineria į vidinį savo smegenų kompleksą. O kągi daro ryžtingųjų triada – 8, 7 ir 3, įėję į patalpą pilną žmonių. Jie mėgsta išplėsti savo ego. Jie turi problemų išjausti jausmus. 7, kai įeina į patalpą pilną žmonių, lyg ir sako, čia aš esu, ei visi, viskas bus įdomiau dabar.
Aštuntukas įėjęs į patalpą pilną žmonių. Lyg ir sakytų, gerai aš čia, turėk reikalų su manim. Trečiukai įėję į patalpą pilną žmonių. Lyg sako, žiūrėkit, ko aš pasiekiau, žavėkitės. Viskas yra normalu, kas yra su saiku, nuoširdžiai ir gerais tikslais. Na, o pabaigai pasijuokime. Ką mano kiekvienas enigramas eidamas į vakarėlį? Pirmukai, tikiuosi aš paėmiau tinkamą vyną. Antrukai, tikiuosi mano draugai vienas kitą mėgs. Trečiukai, tikiuosi užmegzti svarbių pažinčių. Ketvirtukai, aš neturiu nuotaikos šiandien vakarėlį. Penktukai, jau geriau likčiau namie su savo mokslo koko knyga. Šeštukai, oi, neužmiršti pamaitinti katiną ir užrakinti duris. Septintukai, jei ten nebus linksma, turiu numatęs kitų planų. Aštuntukai, jei nebus gražių moterų, gero vyno, gerų dainų, manęs ten daugiau nebus. Na, o aštuntukės moteris turiu galvoje, jei nebus jautrių ketvirtukų, gero konjako, kojos mano ten daugiau nebus. Devintukas, aš jaučiuosi gerai, jei sukursiu darnų ryšį su žmonėmis. Čia buvo Enigram numeris 7, Airida Jurevičiūtė.